Sveiki, konsultantė Elena klauso. Tokią frazę jūs galite išgirsti paskambinę į Mano būstas klientų patirčių centrą. Tad šiandien ir aiškinamės Šiauliuose, o kaipgi atrodo patirčių centre dirbančių žmonių darbo diena. Pirmiausia, įsijungiam visas sisteminės programas. Mes jų turime tikrai ne vieną, dirbame ne su viena sistema ir laukiame skambučių. O ar pačiai yra tekę skaičiuoti, yra kažkokie maždaug vidurkiai, kiek per dieną, darbo dieną tenka tų skambučių pačiai priimti? Tai skambučių būna iš tikrųjų labai įvairių ir kiekybė būna labai įvairi iš tikrųjų. Priklauso nuo srauto gyventojų kreipimosi priežasties. Preliminariai dieną gali vienas konsultantas priimti apie 60 vienetų skambučių per 8 valandas. Pabandykit nupasakoti man, kas vyksta, kai aš kaip klientas paskambinu jums. Mums nereikia atsiliepti kaip telefonu, mums automatiškai jisai įkrenta ir mes jau kalbame. Aišku, pradedame nuo adreso, nuo vardo pavardės, identifikacijos ir tada jau sprendžiame kliento problemą. O kokių įdomiausių skambučių jums yra tekę sulaukti ir ar pastebit, kad kai ateina pilnatis, tai padaugėja galbūt įdomesnių skambučių? Kaip įdomiausia, tikriausiai skambučiai būna ypač mūsų kolektyve, mūsų komandoje, tai pastoviai mes gelbėjame kačiukus, ypač užstrigusius Rusyje. Kai būna uždaromas Rusys ir juos niekas nepastebi, tai tikrai netgi praeivių daug sulaukiame, kad jūs atvažiuokit ir gelbėkit. Žinoma, aišku, ir būna ir balandžių, ir paukščių, tikrai tokių neeilinių situacijų. Su Arnu dedamės ausines ir pažiūrim, kaip atrodo jo darbas. Atsiliepkim klientams į skambučius. Na gerai, aš tik paklausysiu. Tai dabar sakykit, kas tam liuftui nutikė. Iki 2 valandų bėgė, avarinį siūsime iškart. Galime atvykti ir anksčiau, tai jeigu turės klausimų technikas, mūsų susisieks dar su jumis. Ką supratau, tai kad nieko nesupratau čia sistemoje, kiek vyksta vienu metu su žmogum ir bendrauji, klausinėjai tam tikrų duomenų ir čia dar per langus reikia vaikščioti, ką įvesti, kur ką sužymėti, iškviesti avarinę tarnybą. Čia turbūt yra ta darbo specifika, ką turi išmokti, kad yra 3 ekranai, ypač avarijų komandai, kurie kiekvienas kažką reiškia. Pristatykit man, kiek čia pas jūs darbuotojų yra ir aš kiek suprantu, jūs ne tik Šiauliuose veikiate. Tikrai taip, nes viso turim darbuotojų klientų konsultantų apie 70, skaičius būna jisai kartais kintantis, 2-3, kažkas daro karjerą, kažkas pereina, tai jis nėra labai pastovus, bet orientyrui apie 70. O ar jūs klientus aptarnaujate tik, kaip mes girdim, skambučiais, ar ir dar kaip nors kitais būdais? Tai šiandien dienai tikrai neapsiribojam tik skambučių aptarnavimu, nes technologijos eina į priekį ir klientai tikrai randa kitų būdų, kurie yra jiem patogesni. Tai turim tiek elektroninių laiškų kanalą, tiek chato kanalą. Taip pat net klientai yra, kurie per Facebook programėlę kreipiasi, tai net ir ten bandome su klientais susisiekti, kad galėtumėm atsakyti. O kaip galvojat, kas populiariausia? Visgi žmonės vis dar mėgsta skambinti, ar dažniau jau į kokį messengerį Facebooko rašo ir ieško taip problemų sprendimų? Dažniausias ir greičiausias visiems klientam yra pakėliau ir skambinu. Tai yra ir pats greičiausias problemos išsprendimas, iš esmės ir gavimas atsakymo. Už mūsų nugaros yra tokia švieslentė, kur aš net neįsivaizduoju, ką tie skaičiai rodo. Ar tai rodo, kiek žmonių skambučių jūs atsiliepėt, ar kažką kito skaičiuojat, gal galit papasakot? Ką matom mūsų rodiklius, kad pagal juos orientuojasi ir darbuotojai, tai turim tikslus, kad atsiliepti klientam. Tai šiuo metu, ką matome, kad 70% klientų mes atsiliepiame iki 20 sekundžių jų skambučius. Labai greitai. Kiek žmonių skambina, ar jaučiat padidėjimą, kai vėtros, viesulai ir uraganai per Lietuvą praeina? Jeigu palyginimui, tai kada buvo ta audra Lietuvoje, stichinė visa nelaimė, tai mes sulaukėme 4 kartus daugiau skambučių, tai jeigu įprastai mes atsakom iki 1000 ar šiek tiek daugiau, tai tą dieną sulaukėme virš 4000 skambučių. Per mėnesį Mano būsto klientų patirčių centras suteikia daugiau nei 33 000 konsultacijų. Į didžiąją dalį skambučių atsiliepiama greičiau nei per 20 sekundžių, o vidutinė vieno pokalbio su klientais trukmė 6 minutės.